Hola, hola, sveiki, buenos días, buenas tardes, priklausomai, kada mane žiūrite. Sveiki atvykę į naują vaizdo įrašą ispanų kalba su Elisa. Mano vardas Elžbieta. Jeigu dar kažkas manęs nepažįsta, jeigu jūs esate naujas sekėjas, kuris ką tik prenumeravo mano kanalą, sveikas atvykęs ir malonu susipažinti. Šitame kanale aš pasakoju ne tik apie Ispaniją, Ispanijos gramatiką, bet taip pat ir apie žodyną, istoriją, žinias ir apie iš tikrųjų viską, kas yra susijęs su Ispanija. Ir šiandien mes pakalbėsime apie ispaniškus išsireiškimus. Ar žinai, kokį žodį labai mėgsta ispanai naudoti savo išsireiškimuose? Ne? Vadinasi, žiūrėk toliau šitą video. Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie ispanų mėgstamą žodį ir tai yra la leche, pienas. Taip, jūs neįsivaizduojate, kiek yra išsireiškimų su šituo žodeliu la leche. Ir šitame video mes su jumis pasižiūrėsime tuos keletą išsireiškimų, ką jie reiškia. Aš jums pasakysiu taip pat su pavyzdžiu, jį išversime, kad jūs puikiai suprastumėte kiekvieną išsireiškimą ir galėtumėte naudoti jūsų kasdienėje kalboje. O jeigu jūs dar nemokotės ispanų kalbos, bet norite, laukiate kažko, tai nelaukite. Pradėkite jau dabar, jau nuo sausio mėnesio mokytis ispanų kalbos. Visą informaciją rasite apačioje aprašyme. Atidarykite aprašymą ir ten jūs rasite daug naudingos informacijos, nuorodas į senus video, mano Facebook ir Instagram paskyras, bet taip pat mokyklos puslapį. Spauskite aprašymą, spauskite prenumeratą ir man patinka. O mes pradedame. Echtar hasta la leche. Tai yra naudojama, kai kas nors yra nusivylęs arba yra pavargęs nuo kažkuo. Pavyzdžiui, ya estoy hasta la leche de que me sigas llamando a esta hora. Matote, šitas sakinys nurodo, kad aš jau esu pavargęs, tarsi taip pavargęs, kad tu man vis dar skambini, taip kartojantis veiksmas, sigas llamando. Tai vadinasi, kartojasi tas veiksmas, taip būtent šią valandą. Taip aš išreiškiu savo pavargimą šitą situaciją, taip kad man jau nusibodo, kad tu man skambinėjai būtent šią valandą. Echar la leche. Šitas išsireiškimas reiškia, kai kažkas daro kažko nereikalingo, kas tik dar labiau apsunkina kažkokią situaciją. Pavyzdžiui, no eches más leche a la situación, ya está bastante complicada. Tai vadinasi reiškia, kad jau nereikia daryti dar daugiau kažko, nes tai tik dar labiau apsunkina situaciją. Būtent tokiuose situacijose taip mes ir naudojame echar leche. Dar la leche. Tai reiškia, kad kažkas buvo įspūdingo, nuostabu arba šokiruojanti. Kartais naudojama su neigiamomis reikšmėmis. Pavyzdžiui, kai yra didelis problemų kiekis. Pavyzdžiui, vaya, este examen ha sido la leche, casi no lo apruebo. Matote, vėl parodo, kad kažkas buvo labai sunkaus arba kažko šokiruojančio, bet šiuo atveju, taip su šituo sakiniu, su šito pavyzdžiu, mes parodome, kad egzaminas buvo labai sunkus ir aš beveik jį neišlaikiau. Beveik, bet išlaikiau. Tai vadinasi, parodo sunkumą. Tomar la leche. Šitą išsireiškimą mes naudojam, kai kažkas yra labai lengvo, kai pasidaro be visokių sunkumų. Ese ejercicio fue tan fácil que no me costó tomar la leche. Šitas pratimas buvo toks lengvas, kad ne me costó tomar la leche. Žinoma, pažodžiui mes neverčiame, niekada pažodžiui neverskite. Verskite taip sakiniais arba nors po pusę sakinio stenkitės versti, nes tomar la leche būtų gerti pieną, taip tomar la leche. Bet šitoje situacijoje tai visai nereiškia gerti pieną, o reiškia, kad buvo labai lengva. La leche yra naudojama, kai norime apibūdinti ką nuostabaus, įspūdingo arba neįtikėtino. Por ejemplo, ese partido fue la leche. Nunca había visto un juego tan emocionante. Tai reiškia, kad kažkas buvo nuostabu, šokiruojančiai įspūdinga. Taip, kad aš niekada nemačiau tokių nuostabių rungtynių. Tener mala leche.
Tai reiškia turėti blogų ketinimų arba būti piktam žmogui. Por ejemplo, no le hagas caso, tiene mala leche y siempre está criticando a los demás. Šitame sakinėje reiškia, kad žmogus turi blogą charakterį arba blogus ketinimus, taip, kad jis visus visada kritikuoja. Tener mala leche. Taip, jis tiene mala leche. Jis turi blogą charakterį. Tener buena leche tai yra antonimas prieš tai pasakytam. Reiškia, kad žmogus yra malonus, draugiškas arba turi gerą charakterį. Pavyzdžiui, Ana siempre tiene buena leche, es súper simpática con todos. Matote, Ana visada yra labai draugiška. Taip, yra super gera ir maloni su visais. No tener ni gota de la leche reiškia būti labai pavargusiam ir išsekusiam. Por ejemplo, ayer corrí 10 kilómetros y ahora no tengo ni gota de leche, estoy exhausto. Matote, iš šito pavyzdžio mes matome, kad yra naudojama, kai jaučiasi žmogus visiškai išsekęs ir pavargęs. Taip, vakar nubėgau 10 kilometrų ir dabar no tengo ni gota de leche, kad esu labai pavargęs. Estar de leche tai reiškia turėti daug energijos arba būti labai geros nuotaikos. Por ejemplo, hoy estoy de leche, vamos a hacer todo lo que no pude ayer. Matote, vėl, šiandien esu labai geros nuotaikos. Estoy de leche, geros nuotaikos. Darysime viską, ką vakar negalėjau padaryti. Ser leche naudojame, kai norime aprašyti kažką įspūdingo ir labai puikaus. Kaip galėjote pastebėti, kad šitas žodelis, visi išsireiškimai turintys leche, pieną savyje, jie dažniausiai reiškia kažką gero, bet žinoma ne visi. Ir ne visus jūs turite įsiminti. Jūs galite išsirinkti savo vieną, antrą, trečią, jums labiausiai patikusius arba tuos, kurios jums yra lengviausiai įsiminti ir stenkitės tai vienoje, tai kitoje situacijoje vis panaudoti. Na ir ser leche, taip pavyzdys. Esta nueva película es leche. Tienes que ir y verla. Taip, šitas filmas yra labai puikus, geras, fainas, nuostabus. Taip, ir sako, turi eiti ir pasižiūrėti jį. Ser leche, kažkas labai puikaus. Leche quemada. Tai reiškia, kai kažkas yra jau sugadinta ir yra neįmanoma sutaisyti. Este informe está mal hecho. Es leche quemada. Ya no tiene solución. Su šito pavyzdžiu mes apibūdiname, kad yra sugadinta ir jau nebegalima niekaip pataisyti. Jau viskas. Sudego. Čia buvo pora tokių išsireiškimų naudojamų ispanų kalboje su žodeliu pienas, la leche. Išsirinkite savo du al principio, taip, iš pradžių kokius. Po to pasižiūrėkite dar kartą video, išsirinkite dar du ir taip po truputį galite naudoti savo kalboje. Taip pat galite komentuoti apačioje, koks išsireiškimas jums patiko labiausiai. O galbūt jau kai kurios žinojote, rašykite. Žinoma, ispanų kalba irgi yra labai didelė ir noriu pridurti, kad jeigu jūsų regione arba ten, kur jūs gyvenate, vienas arba kitas išsireiškimas, kuris manimi buvo pasakytas, reiškia ką kito, irgi rašykite komentaruose, gerbkime vieni kitus. Ir tiesiog rašykite savo nuomonę ir rašykite, aš gyvenu ten ir mes naudojame kitaip, o jūs visi galėsite viską pasiskaityti, taip pat kaip ir aš. Ir aš visiems atsakau, kas parašo komentarą. Taip pat neužmirškite atidaryti aprašymų, nes ten rasite nuorodą į mokyklos puslapį, į ispanų kalbos pamokas ir taip pat mano socialinius tinklus, Instagramą, Facebooką, o ypač Instagramą. Ten aš parodau savo kasdienį gyvenimą ir daug greičiau dalinuosi kažkokiamis naujienomis ir kita visa informacija. Ačiū, kad buvote su manimi. Prenumeruokite, spauskite man patinka ir susitiksim jau labai greitai kitame vaizdo įraše. Hasta pronto!